ir ekspertų išvados yra, ir liudytojų parodymai ir taip toliau. Tai aišku, tą reikia pripažinti, kad tokių, kaip čia pasakyti, tiesioginių įrodymų tai teismas neturėjo, kad būtų, sakykime, gavęs kažkokį tai sprendimą mūsų valstybės saugumo departamento, ar ten, nežinau, ar kokio Seimo, ar dar kažkokios institucijos sprendimą dėl to, kad ten Antaviliuose įsteigti tą CŽV kalėjimą, ar CŽV tiksliau reikėtų sakyti ne kalėjimą, o sulaikymo centrą. Jisai taip ir vadinasi. Taip. Originalio Tai, dokumentas jis taip ir vadinasi. Jo niekad Detention. kalėjimų. nu, Jo, tai vat aš detention dar juokaudamas facility. prieš laidą sakiau, Vilkams sakau, tai gal čia tie oponentai, kurie neigia, kad CŽV kalėjimas buvo, jie čia galbūt kabintųsi už to, kad, nugi tai ne kalėjimas, nu ką jūs kalėjimų nežinot, kaip kalėjimai atrodo. Taigi čia ne kalėjimas, va nueikit į Lukiškės, pasižiūrėkit, kaip kalėjimas turi atrodyti. Va ten tai kalėjimas. Bet tai žiūrėkit, bet esmė yra ne tame. Be abejo, kad ne tame. Esmė yra tame, kad valstybė nesutinka, kad šitas kalėjimas buvo, jinai sako, kad jo nebuvo ir jiem valstybė tą patį iš mūsų visų pinigų moka mokesčius, kurias priteisė tas pats Europos žmogaus teisių teismas. Tai man tada kyla vatniko klausimas. Tai jeigu mes nepripažįstam, kad yra kalėjimas, kodėl mes kaip čia pasakyti, nepaneiginėjom šitos temos? Tai aš šiandien klausiausi Kūrio labai pikto intervą, buvau įkėlęs irgi, kas norėjo turbūt matė, kurisai pasakė, kad Skvernelio vyriausybė buvo kreipusis į kažkokį aukštesnį teismą, kuris net nepriėmė svarstyti šito vyriausybės, kuris atstovavo Lietuvą, skundo. Tai čia yra labai didelė informacija, aukščiau nėra kur kreiptis, ne? Bet man didžiausia problema yra netgi ir ne tai. Mes turim valstybės vadovą, tai yra prezidentą, už kuries eilinį kartą visų atsiprašau, kad balsavau, kuris mums meluoja. Ir aš dabar noriu būti labai tikslus ir paskaityti jums citatą, kur yra sakoma taip, ką Nausėda pareiškė. Čia jis davė interviu kažkokiai, man atrodo, LRT ar kam, ir tarp kitų dalykų jo paklausė apie tai, nes kaip tik išėjo ta informacija, kad mes trečią kartą turim sumokėti 30 000. Dabar jo atsakymas, pažodžiui. Tiesą sakant, nežinau, kokie dar tyrimai turėtų suteikti papildomą postumį šitai istorijai, kur jau buvo įvertinta, kur buvo atlikti tyrimai, kurie konstatavo, kad tokio kalėjimo nebuvo. Ar čia nauji tyrimai kažką pakeistų, aš labai abejoju. Tai va, 2 dokumentus aš šiandien įkėliau. Tai pirmasis, tai yra Amerikos Senato žvalgybos komiteto 2014 metų ataskaita apie CŽV sulaikymo ir tardymo programą, jinai taip vadinasi, kurioje Lietuva minima labai aiškiai, nors viešojoje, tai yra redaguotoje, nes nereiškia pataisyta yra. Versijoje šalies pavadinimas dažniausiai pakeistas kodiniu pavadinimu Detention Site Violet. Vėliau iš kitų dokumentų ir teismų sprendimų tapo aišku, kad čia yra kalbama apie objektą Antaviliuose. Aš nenoriu daugiau užimti jūsų dėmesio ir pasakysiu, koks yra antras dokumentas. Tai antras dokumentas yra Europos žmogaus teisių teismo sprendimas. Tai yra labai daug, jis labai ilgas yra, ar ne 200 ar su kažkiek tai puslapių, ir ten yra labai aiškiai pasakyta, kad EŽTT pripažino, kad surinktų įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, jog Lietuvoje veikia CŽV slaptas kalėjimas. Ten yra įvardinamas kalėjimas jisai, kuriame buvo laikomas abus dabalja, o Lietuvos institucijos apie šią veiklą žinojo. Taškas. Čia nieko aš neįsigalvoju. Aš įkėliau abu šitos dokumentus į savo Facebooką, kas norit, gali žiūrėti. Ten tas Amerikos Senato komisija, tai yra apie 6 000 puslapių. Tai aš nežinau, kas ten jos galėtų perskaityti, bet
aš paprašiau, kad ChatGPT ištrauktų, kas apie Lietuvą ir duotų santrauką, o tas Europos žmogaus teisų yra visas dokumentas. Negana to, šiandien mano minėtam interviu Kūris labai aiškiai pasakė, kad tuo metu, kaip tik jis nuo 2013 iki 25 metų buvo vienu iš teisėjų ir jisai matė 2 bylas. Ir aš prisimenu, kai vienoj berot žinių radio laidoj, jisai davė interviu, man atrodo, kad ten buvo žinių radijas. Tai jisai sakė, ten yra net pavardės ir sumos, kiek tam tikri Lietuvos pareigūnai gavo už šito kalėjimo buvimą. Sumos tos ir dabar viešoje erdvėje, jos yra, kaip čia pasakyti, nuasmenintos ir sumos ir pavadinimai tų žmonių. Bet žinant, kas tuo metu buvo valdžioje, nu tai nėra sunku atsekti, kas galėjo žinoti ir dalyvauti šitam projekte. Tai va, aš dar kartą noriu pasakyti, viskas gali būti gerai, gali būti kalėjimas, negali būti, bet mano pacituota citata, ką pasakė prezidentas, tai jūs išgirskit antrą dalį jo pasakymų. Jisai realiai uždraudžia prokuratūrai vykdyti tyrimą, kuris dar yra nebaigtas, apie ką kalbėjo irgi Kūris. Aš kažkodėl noriu tikėtis, kad ateis toks laikas, kai mes sužinosim, kas ten iš tikrųjų vyko. Tai va, atsiprašau už ilgą monologą, bet čia yra labai svarbu, nes, suprantat, jeigu valstybėje meluoja pirmasis žmogus, tai ką kalbėti apie visus likus? Nu, matai, kad tas tyrimas, aš abejoju, kad mes sužinosim, nes tas tyrimas jis netgi dabar gali, jeigu aš neklystu, netgi dabar gali būti, jeigu tai pagal raidę įstatymo nutrauktas, ne tai, kad sustabdytas, o tiesiog nutrauktas ir užbaigtas, nes pagal tuos baudžiamojo kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, aš bijau, kad senaties terminas yra pasibaigęs. Ir kadangi nepareikšti yra niekam įtarimai, tai vadinasi viskas, durys užsidaro. Nu tai, tu puikiai žinai, kad atnaujint tyrimą visada galima atsiradus naujų aplinkybių, ar ne? Atnaujint galim, bet o kaip tu patrauksi atsakomybėn, tai jeigu yra pasibaigę senaties terminai? Čia nėra tas nusikaltimas, už kurį gali persekioti žmogą visą likusį gyvenimą. Tai Matai, Alvi, čia turbūt esmė vis dėlto nėra kas kaltas. Aš, pavyzdžiui, savo turiu atsakymus apie visom pavardėm, kas dalyvavo šitam projekte, nes aš pats tuo metu buvau vidaus reikalų ministerijoje. Bet, nes pirmas kalinys, kiek aš žinau, tai atskrido 2005 metų vasario vidury, sakykim taip. Bet faktas man pats šlykščiausias yra, kad mūsų prezidentas leidžia savo šitai pasakyti. Ir girdėt, kaip, jeigu kas klausėt, ką kalbėjo Kūris, tai jisai komentavo patarėjos atsakymą į tą patį klausimą. Tai jisai kokius 4 kartus pasakė labai nediplomatiškai kažką. Mes visigi suprantam, kas čia iš tikrųjų buvo. Kodėl reikia apie tai meluoti, aš nežinau. Netgi mano labai nemėgstama Grybauskaitė, jinai niekada nepaneigė šito. Bet Gintarai, jeigu tu sakai, Kūris, kaip jisai yra radio laidoj, prisipažinęs, jeigu taip galima sakyti, kad jisai matė pavardę, jisai pasakojo tai. Tai vadinasi, toj byloj tokia medžiaga yra. Ta byla su jie gali susipažinti ir galėjo susipažinti ta pati Lietuva, kuri atlieka į tą ikiteisminį tyrimą. Matyt, pavardės yra tokios, su kuriom tu negali žaisti. Tai čia dar, tai ką Nausėda sako, nežinau, ką čia daugiau galima ištirti, tai pirmiausia, tai jeigu yra tos pavardės įvardintos tose dokumentuose su tomis sumomis, tai galėtų bent pakviesti tos žmonės ir apklausti juos. Tu manai, kad taip gali padaryti kažkas? Nugi sakai, kad tikiesi, kad gal vieną dieną mes sužinosim čia. Tai tikrai ne iš šitos prokuratūros ir ne iš šitos valdžios. Aš kažkodėl vis tiek, žinai, aš vaikystėje man skaitydavo ir vyresni žmonės daug pasakų ir aš pats labai mėgdavau skaityti pasakas.
Tai gal čia man, žinai, sužalojo psichiką labai tos pasakos ir aš įsivaizduoju, kad gyvenime gėris visada nugali. Taip, mes esam indoktrinuoti tos tarybinės sistemos, mes tikime, kad gėris visada nugali blogį. Čia yra... Matai, aš tą Anderseno pasaką skaitydavau, ten brolių Grimų, nu ten jos biški rimtesnės, ten visada gėris laimėdavo. Tai čia net ne Tarybų sąjunga kalta dėl to, čia, žinai, nei Andersonas, nei broliai Grimai nebuvo tarybiniai žmonės, beje. Gal nupirkti. Žiūrėkit, buvo ir Haufo pasakos, kur nelabai ten gražiai. Siaubinės tokios pasakos. Tai man jos labiausiai patiko, dėl to aš ir į pasaulį žiūriu per Haufo pasakas. Tai žiūrėkit, čia visi diskutuoja, buvo, nebuvo kalėjimas. Esmė šito viso dalyko yra, kas yra dengiama. O dengiamas yra Amerikos spec tarnybos. Ir kas nori konfliktuoti su Amerikos spec tarnybom ir jų žmonėmis. Tai dėl to ir bandoma viską pakišti po kilimu. O kad tas kalinys yra įvardintas, kuris... Trys kaliniai yra įvardinti. Ne, aš turiu menį, dėl kurio čia visos tos baudos. Tai buvo Abu Zabujada toksai, kuriam va čia viskas yra priteisa. Ir 2002 metais jis suėmė Amerikoje be jokio pagrindo, nes tuo metu po rugsėjo 11 ten sėmė visus, kas tik biški buvo įtartinas ir visiems ten bandė pripaišyti terorizmą, kad su Al-Qaeda ten susiję, su Bin Ladenai, su visais ir prisėmė daugybę nekaltų žmonių. Ir po to, kai vyko karas Irake, 2003 metais ten išėjo į viešumą daugybę nuotraukų, kaip Amerikos kariai elgėsi su kaliniais Irake kalėjimuose, kur piramidą susistatė tenai iš nagų musulmonų ir tenai tyčiojasi. Kilo didžiulis ažiotažas ir prasidėjo būtent kalba apie tą kalėjimą Guantame, kur prie Kubos. Ten būtent dabar va tas už kurį mes mokam baudas, dar tebesėdi tenai be jokių teismų, nes niekas jo taip ir nenuteisė iki galo, nes išaiškėjo, kad jis ten nebuvo susijęs su Al-Qaeda ir kad nebuvo tarptų visų, kurie ten viską organizavo, ir iš vis gal ten kažkur buvo kaip koks apsauginis kažkieno, niekas nėra aišku. Tai visa esmė yra, kad uždengti va tos visus senus nusikaltimus, kurios darė ne tie, kurie kalinami, o tie, kurie juos laiko uždarytus iki šių dienų. Tai tas pats, čia vėlgi vieša paslaptis, kas suorganizavo visus tos rugsėjo 11 išpuolius ir kaip buvo tvarkomi reikalai. Kokie įstatymai buvo priimti, toksai Patriot Act buvo po rugsėjo 11 įvestas Amerikoje, kur būtent buvo įstatymų jau leista ir pasiklausyti žmonių pokalbius visų ir Amerikos piliečių ir visų, grinai prisidengiant kova su terorizmu. Kas geriau yra negu nematomas priešas? Kai nebeliko Tarybų sąjungos, reikėjo sukurti naują didelį priešą, kad pateisinti būtent karinės Pentagono išlaidas, tai buvo paskelbtas kas? Karas prieš terorizmą. O tai yra labai tokia abstrakti sąlyga, kad gali būti teroristas bet kas iš bet kokios šalies ir bet kur, ir kad kovoti su jo reikia Afganistane, reikia Pakistane, visose Libijose, Iranas, terorizmo rėmėjas numeris 1. Tai čia yra didelis žaidimas, o mums čia duoda tik tą tokį uždangą, buvo kalėjimas ar nebuvo. Kaip Alvi gerai pasakėjai, nebuvo jokio ten kalėjimo su grotom ir su spigliotom velom, kur ten stovi apsauga ir kad visi žino, kad ten kalėjimas. Ne, tai buvo sulaikymo slapta vieta, kur tikrai buvo užslaptinta, niekas ten nežino, kad ten kažkas tai vyksta. Tam yra slaptosios tarnybos dirba slapta, o ne tai, kad atvira kalėjimo princip. Dėl to čia yra daug to vandens, kaip sakoma, o viskas slypi būtent apšekę, kad būtent vieni dengia kitus, čia kaip mafijinės struktūros. Dengia vieni kitus ir nenori... Atsiprašau, kodėl kaip? Tai
Todėl, kad reikia taip sakyti, galimai, kaip, nes, vėlgi, įrodymai pats žinai, kas yra. Tai Nu, tiek. bet Viktorai, ką ir čia dabar įsivaizduok, mūsiškiams? Atsiprašau, Robertai, taip. ir įsivaizduok, tu esi tas, kuris čia kažką išdavė. Tiek metų dangsto, saugoja, liepia, ir čia tu tau, kažką pasakė. Tai nekoks laukia tavęs. Nes Nu, pripažinsi bet, vieną jau dalyką, ne, klausi, palauk. klaus dar vieną. Ir taip turi tada viniosis, o kai tu nukerti, ir gerai, ten pašnypš kažkas. Vieša paslaptis yra Mažeikių naftai, kas buvo padaryta, independent. Ir kas, kad žmonės žino, o ką tu padarysi su savo žinojimu? Nieko. Ne, bet jiems dabar aš čia slėptis, kaip čia, Viktorai, jeigu teisingai tavo mintį supratau, tu norėjai pasakyti, kad bandoma pridengti dabar slaptasias Jungtinių valstijų tarnybas. Taip? Taip, Nu, nes ne. yra tam tikros pavardės ir viskas, kas visą tai darė. Bet, kaip pasakyti, čia, taigi pati Amerika tyrimus tos darė ir tas pats senatas tą tyrimą darė. Gerai, taigi o ten kova, jau yra sakau, įvardinta. vyksta tarpusavyje. Tai Senai vyksta vyksta. tarpusavyje. Tai mes turim neatskleisti, tai faktas, kad pripažinta, kad slaptosios tarnybos čia veikia ir tam pačiam Europos žmogaus teisų teismo sprendime yra. Taip. Tai mes kažko tai naujo neatskleistume, mes tik tai atskleistume pavardės tų saviškių, pavadinkim taip juos, saviškių, kurie čia priėmė tuos kalinius ar sulaikytuosius, kaip čia reikėtų juos įvardinti, priėmė, prižiūrėjo ir taip toliau. Tai vat mes tik tai apie tai kalbame. Ne vien. Ne kas priėmė kalinius, o kas priėmė sprendimus. Kas priėmė sprendimus, taip. Ir kitas dalykas, parodyti lojalumą savo, kad mes neišduodam. Čia yra svarbiausias. Ne tai, kad gerai, kad ten kiti žino, bet mes savų neišduodam. O čia yra esmė. Gal ir taip. Tada ne kaip mafija, o tada mafija. Tai aš tada pasakysiu dar vieną dalyką, ką aš prisiminiau, ką Kuris kalbėjo, nes aš manau, kad juo abejotai nėra jokios prasmės, ne? Ne visada, jo galima kartais suabejoti. Šituo klausimu jisai varo gerai. Ne šituo, Alvi. Šitoj vietoj ne, bet kartais taip yra sudėtinga. Aišku, turi būti objektyvus, tu turi matyti, jeigu jisai vienu klausimu kalba teisingai, tu negali sakyti, kad jis kalba neteisingai vien dėl to, kad tu nepritari jo pozicijai kažkokiu kitų klausimų. Tai aš su tuo sutinku. Tai ką aš noriu pasakyti, ta informacija, kuris pasakė, labai lengva patikrinti, o pasakė jis labai paprastą dalyką, kad tokie patys kalėjimai buvo Lenkijoje ir Rumunijoje ir abiejų šitų valstybių vadovai pripažino šitą. Tai slabakai. Daugiau Slabakai. Slabakai. Tonkai akiška, kaip anglai pasakytų. Tonkai akiška. Bet ir nebijo dėl savo gyvybės to pačiu.